Nu į labą dieną. Kadangi artėja žiema, ora daros tokie visai nemalonus pasivakščiojimams, bet kol oras led, veina kitą kartą galim nuvažiuoti kažkur tai pasivakščioti. Kad šiandien, pavyzdžiui, vėjas labai smarkiai sukėlis, bet ištrinsėm ton. Nors ir šiandien lyn, didelis vėjas pakankama, bet mus nesidėjo ir nusprendžia pasivakščioti. Šiandien gal daugiau važiuosiam su mašina, negu vakščiuosiam, bet nuėsim pažiūrėti į tris veitas. Paieškosim veiną akmens, prie katro buvo deginamas aukas. Nuėsim paieškoti senovis gynybinį tvirtinimą ir nuėsim į kapinyną, pažiūrėsim, ką prieš 3000 metų buvo laidojami žmonės. Vės pakankamas markus, mašina juda nebloga. Dabesu prie... O kur aš dabesu? Dabesu netoli Kretingos padvarius ir esam pasižiūrėti, ką buvo laidojami žmonės prieš 3000 metų. Kon, dedu savo keporį. Žiūrėkim, kas gausis iš mum pasivakščiam, nors, kaip sakiau, daugiau su mašina važiuosiam. Radau tokį takėlį pristojimo aikštelis. Ir nesu garantuots, kad turiu nuėjęs iš kitų pilkapių. Čia padvarių tvenkinys ir kažkur netoli tų tvenkiniaus yra pilkapė. Žodžiu, tas takėlis palei ton tvenkinį niekur neveda. Aišku, galėjau davažiuoti kitos sodybas ten, va, su mašina ir būtų žymerčia vėti. Bet kažką pagalvoju, žmogui kaimį nenori važiuoti. Vėjas nemažus. Jeigu teisingai perskaičiau, čia tų veitų turėjai būti 8 pilkapė. Veina atkortą pilkapį jau matau, va ten, priekė. Avietis maišus. Nieko baisaus. Kadangi tom pilkapį, gal ir visus pilkaps ištyri, tai nusprendė parodyti, tokį padaryti kaip pjūvį tų pilkapiaus ir parodyti, kaip daugmaž ūkio vieto buvo palaidoti žmonės. Čia archeologai atkūrė rastus palaidojams. Buvo tokis urnas, katros buvo sudegintų žmonių pelena, papušalų neatsimenu, ar buvo gal porą žydų. Buvo visur pilkapė. Čia visur palaidoti žmonės. O čia dar puikia matos. Išliekis, akmeninis vainiks aplink visą pilkapį. Aišku, tai pilkapė buvo žymiai didesnė, aukštesnė. Bet laikų bėgom, tai ne vis tiek susmoka, sumažėjai. Bet kadangi važiavau į kitą vietą, nusprendžiau arčiau užsukti pažiūrėti. Aišku, nieko daug nepapasakojo, nors apie tokį vietą. Čia nežinau, ko daugiau galėtume pasakoti. Nesu profesionalas istorikas, ar tai tyrinėtos. Žodžiu, atvažiuoju dar vieną vietą paieškoti tokį akmens, prie katro buvo aukojamas aukas arba deginamas. Ir čia liktai internet raškit ant to kalnioką, Benaičių kalnas, tai koplyčia kažkokį. Ar koplyčėlė, nežinau, nu pasižvalgysiam. Ten šuoj kažkoks kalnioks, ten gal mane ir rekėti. Nežinau, jau visą kalną perėjau, didesnį akmens kapį neradau, tai gal tas ir Benaičių akmuo. Dar vieną šventvietį, auka tikriausiai. Akmuo didelis.
žodžiu, tas viesas sulytų. Beiškai apsunka ne tik filmavimus, bet ir pasivakšėjom. Dabar važiuonam į tom, kaip sakiau, auksudį. Miškį paieškosiam iš akmenų sukriautą tokį kaip žeidą. Ten kažkoks buvo senovins gynybins įtvirtinams. Nu, atvažiavau iki tų auksudžiaus. Dabar ta kel šita. Esame iškuoti tos pilalis. Nežinau, kaip čia pavyks rasti, bet iškuosiam. Trupučkai įdomu veit. Vos ne kaparks. Einam iškuoti. Jani. Ir pilna akmenų. Labai įdomu veit. Eina savo. Nes čia toks suduriu kelią. Kažką panašiai renam. Čia lyg tai kels. Nesu buvęs ne vieną miškį, kad tam būtų po kojom tiek daug akmenų. Gal koks nors taks ir yra iki tos veitas, iki tos pilalis. Asmeniškai aš pats nežinau ir dar pasirodo, kad dar, man atrodo, neteisingai einu. Ten kažkur reikėtėti. Ką praeiti? Nežinau, kažkas ratas, suku. Be telefono pagalbos jau čia nerasčiau. Pagal telefoną kapė visai netoli jau. Koks įdomus akmuo. Enu nikap nedainu, vis tulie kažkap. Navigacija rod, kad aš jau praėjau. Nors prieš tai rodė, kad į priekį. Ir čia nieko nebesimat, kažkoks pelkis liktai. Greičiausiai ten ta veitį buvo, kur buvo daug akmenų. Grįžtam atgal. Jaučiu, ką radau. Prasidėjo krūvos akmenų. Ir teplitai, kad pasižiūrėtum vienas pyliams iš akmenų. O čia šalap. Dar vienas pyliams iš akmenų. Greičiausiai ta veitė ir yra. Jo, greičiausiai čia ta veitė ir yra. Tuo senovės gynybiniams įtvirtinams. Labai daug akmenų. Nes kai įsižiūri, ratu N. Aišku, nežymus, bet matos pyliams iš akmenų. Archeologai kasinėja ten veitą. Nieko ypatinga nerado. Arkliaus pasaga. Nu nežinau, ar nebus tik apsireiks. Ton veit pavadindams ypatinga. Aišku, kad ten į mišką ir žiūri. Akmuo priekmens, tiesiog jie į mišką akmuo priekmens. Ir didesnis, ir mažesnis, ir didesnis. Ir lyg tai atrodo, kaip kriauti ir kapičiava. Reikia pasižiūrėjus, prienam iškarčiau. O, krūsnis akmenų. Savotiška veid. Neįprasta. Tikriausiai tas gynybinis įtvirtinimas čia į buvo. Radom, labai norėjau pamatyti šiandien. Senoje tikriausiai žmonės buvo sukąs kažkoks rostus, tarpanų buvo supiltus akmenys, pasidarė gynybinis eina turbūt toj kaip valį. Aišku, laikui bėgant ir stelė supova, tie akmenys subėra veina krūvą. Taip sakau, eni, lyg tai nuirti, toks jausmas, kad ir retų padaryti.
Nu ir iš palydovko pasižiūrė irgi, matos, kad yra toks rats. Nu kon, labai norėjau čia tunvėjti, aplankyti, pamatyti. Na įdomi, sakyčiau. Žodžiu, Rolling Machines. Nu bet ką tep, nejaugi pati gamta tep išdėliotus akmenis. Jūs pažiūrėt. Dar kažkokį kapseiną būtų. Šaknynų padaryti. Nu žinokit, iš savo žodžius atsijėmu. Čia kažkokį ypatingą vietą. Kolėjant tvorą. Ir vėl jau nemėgstu. Atėjau vėl prie aukštos įtams laidų, o siaubas. Sukam į šoną. O siaubas. Lytus įvies. Nu kon, būna pasivakščiams. Šiandien gavos gal šiek tiek mažiau įdomus. Mažiau tų visokių nuotykių, mažiau atradimų. Bet norėjau pamatyti tas vietas. Kažkaip. Galvoju. Dabar toks mets, kai jau kažkaip nesinori toliai važiuoti. Greta temst. Lynantis vėjinas. Nėra kažkokį tokį norą kažkur toliai važiuoti. Norės tarp Žemaitijo kažkur. Arčiau namų. Tai va. Tikus pažiūrėt į galą. Tikus bent kažkaip pateka. Gal nebus paskutinis mums pasivakščiam šias metas. Greičiausiai dar susimatysim. Jeigu ralės, kitų kartų. Ate.